Tu įtikėjai, nes pamatėjai, palaiminti, kurie tiki nematę. Šios dienos Evangelija mums pasakoja apie du prisikėlusio Jėzaus pasirodymus mokiniams – Velykų vakare, o kitą po 8 dienų. Nežiūrint užrakintų durų, Jėzus ateina į kambarį, kur buvo susirinkę mokiniai ir dovanoja jiems, o kartu ir mums 3 esminės dovanas – savo ramybę, savo žaizdas, kurios leidžia mokiniams atpažinti Jėzų, ir šventosios dvasios dovaną, tai yra atleidimą. Jėzus ateina pačiu netikėčiausiu momentu, kai mokiniai dar nebuvo atsitokėję po kryžiaus siaubo, apimti kaltės jausmo, kad paliko Jėzų ir pabėgo, bijantis baigti taip, kaip jų mokytojas, galiausiai skęstantis neviltyje ir vidinėje tamsoje dėl tokios istorijos pabaigos. Kai viskas atrodė baigta, Jėzus ateina pas mokinius, atnešdamas jiems ramybę savo asmenyje. Ši ramybė teka iš jo artumo, nes jis pats yra tikroji ramybė. Tardamas ramybė jums, Jėzus tarsi tuo nori pasakyti: nebijokite, atsitieskite, nes nuo šiol aš esu su jumis ir jumyse per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai ne ta ramybė, kuri pašalina problemas, tai ne vien netrikdymo būsena, nekomfortiškas nieko neveikimas, bet širdies ramybė, kuri po nesėkmių, nusivylimo ar net nevilties padeda atgauti pasitikėjimą savimi, ramybė, kuri išvaduoja iš paralyžiuojančio uždarumo, sutrauko širdį kaustančias grandines, leidžia vėl viltingai žvelgti į ateitį. Tačiau atrodo, to nepakako, kad mokiniai atpažintų savo mokytoją. Jėzus žengia dar vieną žingsnį, jis parodo jiems nukryžiavimo žaizdas, kurios jo kūne lieka tarsi amžiams įspausti, iškalbingi jo gailestingosios meilės ženklai, jo meilės įrodymas. Tai kartu ženklas, kad nukryžiuotasis ir prisikėlusysis tai tas pats asmuo. Tik pamatę Jėzaus žaizdas, mokiniai jį atpažįsta ir nudžiunga. Jų džiaugsmo šaltinis nėra žaizdos Jėzaus kūne, bet tai, kad jie vėl regi tą, kurio nebesitikėjo išvysti, prisikėlusi viešpatį. Gailestingosios meilės spinduliai sklindantys iš prisikėlusiojo žaizdų nušvietė ir apaštalo Tomo vidų, išlaisvino jį iš netikėjimo tamsumos. Ši diena tai apaštalo Tomo prisikėlimas naujam gyvenimui. Pagautas dvasios polėkio, jis atsako tikėjimo šūksniu: mano viešpats ir mano Dievas. Taip sušuko žmogus, kuriam nebereikia paliesti, nes jis pamatė ir įtikėjo. Taip Jėzaus žaizdos Tomui kartu su mokiniais suteikė ne tik širdies ramybę, džiaugsmą, bet ir tikėjimo dovaną.
Svarbu pabrėžti dar vieną labai svarbų šio pasakojimo aspektą. Tomas įtikė Jėzaus prisikėlimo įvykiu tik sugrįžęs į mokinių bendruomenę, ką tik gimusią bažnyčią. Šiuo įvykiu Jėzus tarsi norėtų jam, o kartu ir kiekvienam iš mūsų pasakyti: jei nori su manimi susitikti, neieškok kur nors toli, o pasilik bendruomenėje su kitais, su tikinčiaisiais. Neklaidžiok, melskis kartu, su kitais dalinkis duoną. Tada galėsi mane sutikti, parodysiu tau savo žaizdų žymes kūne, blogį nugalinčios meilės, kerštą nuginkluojančio atleidimo, mirtį įveikiančios gyvybės ženklus. Būtent bendruomenėje atpažinsi mano veidą, kai su broliais dalindamasis abejonėmis ir baimėmis dar labiau prisiriši prie jų. Be bendruomenės sunku surasti Jėzų. Galiausiai Velykų vakarą Jėzus perduoda apaštalams gyvybės kvėpavimą savo dvasią. Jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Ypatingas dalykas, kurį suteikia Jėzus nugalėjęs mirtį, yra dvasios dovana. Perkeisti tarsi iš naujo perkurti šventosios dvasios, kurią Jėzus jiems įkvėpia, mokiniai siunčiami į visą pasaulį, kad neštų Dievo gyvenimą, jo gailestingumą, jo atleidimą. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Dovanodamas mokiniams savo dvasią, Jėzus kartu suteikia jiems ir galią išlaisvinti žmogų nuo blogio. Nuodėmių atleidimo malonė yra Velykų dovana, kurios mums reikia, kad ir mes galėtume prisikelti. Prašykime malonės priimti šią sutaikinimo su Dievu, su artimu ir savimi pačiu dovaną. Prašykime malonės suprasti, kad einant išpažinties, centre esame ne mes su savo nuodėmėmis, bet Dievas su savo gailestingumu. Išpažintis tai sakramentas, kuriame Jis mūsų laukia, kad pakeltų iš nuopuolio, kad prikeltų mus naujam gyvenimui, naujai vilčiai, naujam džiaugsmui. Mums visiems to labai reikia. Mėly broliai ir seserys, mūsų tikėjimo kelionė prasideda nuo mums suteikto gailestingumo, kuris teka iš Jėzaus žaizdų. Tik priėmę Dievo meilę galime duoti pasauliui tai, ko jis labiausiai trokšta ir ieško. Tai suprato pirmieji Jėzaus mokiniai. Jie buvo apdovanoti Jėzaus meilę ir nuo šiol jie dalyjasi ją su kitais. Priimkime ir mes prisikėlusio Jėzaus dovanojamą ramybę, atleidimo malonę ir iš jo žaizdų trykštantį gailestingumą. Būkime tikrais Dievo gailestingumo liudytojais, kad galėtume kartu su apaštalu Tomu sušukti: Tu, Jėzau, esi mano viešpats ir mano Dievas.